Was a tough game, like we expected. Juventus team used to play really, really physical. They are well organized in defense. They try to bully. They have players in rotation. I mean, I really like how they play, and even in the last period they are having results. And we expected also after the Nevėžis game, and it's never easy to play Nevėžis if they have that kind of shooting night, So we expected that they try to bounce back. Everybody is playing here, try to overperform, and they did. We struggled a bit in the first half from the defensive side. And then even if they scored some tough shots, but we allowed too much probably to have paint touches. In the second half was better, especially the third period. We were able to have a better defensive impact. And then I like in a way, despite overplaying some minutes, rotations, limited rotations, and everything, that we were really, really good to try to even face bad possessions, bad turnovers, their full court pressure, their zone defense, switching defense. We were pretty sharp to try to keep playing. And obviously, in the clutch moment, the best players that usually we would like that they have the ball in their hands, they were able to make the right decisions. Score. The pen is over. Huh? Okay, let's translate. I will finish that. Trenerio komentaras per rungtynes, tai buvo sunkios rungtynės. Juventus komanda žaidžia fiziškai, taip pat šiuo metu jie kaip ir neturi gerų rezultatų, tačiau tikėjomės, kad jų kažkokio atsako po rungtynių su Nevėžiu, nes Nevėžis gali žaisti puikiai, ypač kai yra jų naktis. Pasak trenerio, komanda strigo pirmoje rungtynių pusėje gynyboje, leido per daug svečiams žaisti baudos aikštelę, tačiau viskas pagerėjo trečiajame kėlinyje ir treneriui patiko tai, kad nepaisant ribotos rotacijos ir nepaisant netaiklių metimų ir varžovų gynybos kaitaliojimų, komanda vis tik sužaidė labai. I was saying that I really like, for example, in a way, Andrews played for the team. Trying to involve everybody, try to share the ball, and this is something. I mean, that we wanna try to keep doing. So, because in offense we have a lot of talent, we have a lot of players that can perform. We have a lot of players that can have a very good scoring night. What we have to try to do is to try to, grind. So let's play together, sharing the ball, having extra passes, and obviously from the defensive side, try to help each other. We didn't play so bad in the second half. I think in the moment where we struggled the most is once we missed a couple of defensive rebounds. They probably could close the game earlier, but I don't think to be arrogant to say that at the end we deserve it to play this game with the game we played. Treneris sako, kad jo nuomonė komanda nusipelnė pergalės dėl to, kaip jinai žaidė. Treneriui patiko ir Andriuso žaidimas, kai jisai žaidė labai komandiškai. Wolves komandoje yra daug žaidėjų, kurie gali pelnyti taškus, todėl treneriui yra svarbu tai, kad komanda vis tik geba dalintis kamuoliu ir žaidžia komandinį krepšinį. For a large part of the game, we were joking a bit that it's like, almost this old school versus new school, 3-pointers versus 2-pointers. For most of the game, 3 is more than 2 in the end. But obviously, you look at the stats and it's the same. I mean, you shot very well from 3 for most of the game, and they scored 16 more points in the paint. Is that a bit reflective of, let's say, the players that you now have in rotation, or a bit more on Juventus defense, what they gave you? I mean, once we play with 4 men like Trishan Turman and Arnas Kulboka, we would like to try to use those players to try to stretch the floor as much as possible and try to, not just use them to have a shot, but try to enter the ball, paint touches, and moving the ball.
That's the way we had a lot of shots, and then you saw at the beginning after switching defense that Anthony Cowan, attacking the speed gap, was able to make the shots that is one of his shot. I think despite everybody still consider me a young coach, I'm in between the two era. So I know that the level and the impact of the 3-point is huge. I don't like so much to play run and gun. So I would like to build. But at the end, if we build and it's a build open shot by 3-point, we have to take it. That's the point. Klausimas apie tai, kad rungtynių metu jas komentavę du krepšinio ekspertai juokavo, kad tai yra tarsi senosios ir naujosios mokyklos akistata, kai Wolves daugiau savo žaidimą remia tolimais metimais, tuo tarpu Juventus komanda daugiau taškų rinko iš baudos aikštelės. Tai pasak trenerio, tai kad Wolves gretose yra Arnoldas Kulbok ir Šonas Turmanas, leidžia komandai išplėsti aikštelę, laukti daugiau įkirtimų ir taip pat atmetimų, todėl tie metimai ir gaunasi. Lygiai taip pat ir Anthony Cowanas, kai Juventusas pradėjo naudoti keitimosi gynybos sistemą, tada jis atsidurdavo prieš aukštaūgį ir lygiai taip pat surasdavo progas metimams. Pasak trenerių, nors jį daug kas laiko jaunų trenerių, tačiau jis kaip ir yra toje sandoroje tarp seno ir naujo krepšinio. Aišku, jis nori, kad komanda žaistų greitą krepšinį, tačiau lygiai taip pat jis nori, kad komanda, jeigu vyksta pozicinė ataka, taip pat žaistų protingą krepšinį. Coach, just I don't know, a question about Anthony Cowan. Seems like every time I'm here, he's doing some new season high or whatever. So why you don't have a season ticket? That's a question for him, actually. But 30 points tonight. And I wanted to just ask you about his isolation plays and how he deals with the switches against bigger guys. How he's able to, pull off these 3-pointers off the dribble when he has the height disadvantage. What makes him so unique? I think that he has a very, very soft touch and also the ability to shoot and be able to have the proper arc once he's using the step back, despite the player's desire, and he's trying to contest his shot. But I think that one of the reasons why he's unique is the quickness he has. So everybody sometimes is scared about his changing speed to try to attack, or especially when there are no fouls to give. He can swipe a foul and go easy on a line. So it's never easy to understand if you want to protect more the penetration or stay aggressive, because every time somebody is over-aggressive on him, he's able to beat him. And that's one of the reason why sometimes even if probably not everybody likes that way, but once he is an ISO, we let him play his ISO because we know that he can create for himself or attacking for the others also. And tonight was the night where he was able to score shots. Klausimas buvo, kodėl Augustas Šuliauskas neturi sezono abonemento. O ir tai. Klausimas buvo apie tai, kas daro Anthony Cowaną tokiu unikaliu žaidėju, kai jisai sugeba atlikti metimus net kai prieš jį ginasi aukštaūgiai, pasak trenerio. Visų pirma tai, kad Anthony Cowanas turi labai minkštą metimą, taip pat jo metimo technika yra tokia, kad jis sugeba tą kamuolį paleisti labai aukštą trajektoriją. Taip pat treneris įskiria ir gynėjo greitį, kai jis sugeba labai greitai keisti kryptį ir sugeba išnaudoti tai, kad jeigu gynėjai pernelyg aštriai, pernelyg kibiai prieš jį pernelyg arti bando gintis, jis tada be didesnių problemų prasiveržia arba išprovokuoja pražangas ir vėl gali rinkti taškus būdų metimais. That was a purely personal question. He's still trying to improve as a player, so he's trying to learn from the best. No, but last one for me. We didn't see Brooks and Thurman very much in the second half. Was that coach's decision or something? No, I mean with Rashawn, he had foul trouble and he didn't feel so good. So we tried to let him play, but we recognized it immediately that was not 100%. And unfortunately, Garrison got a hit on his hand. And
they told me from the medical staff that he couldn't continue the game. So even from that part, we were able to manage even a kind of weird situation in an already difficult situation, missing important players, and then we missed two other players against a very, very solid team. Klausimas apie tai, kodėl antroje rungtynių pusėje mažai žaidė Trešonas Turmanas ir Garisonas Bruksas. Pasak trenerio, Trešonas Turmanas per nelyg greitai prisirinko baudų, taip patys nesijautė labai gerai rungtynėse. Tuo tarpu Garisonas Bruksas, Bruksui buvo sumušta ranka, tačiau treneris pasižiūrėjo, kad nepaisant sunkios situacijos, prisidėjus dar šiom dviem netitim, komandai pavyko iškoti pergalę. Ką norit sužinoti? Jei taip iš karto apie turbūt kiek apmaudu yra ta paskutinė minutė, kuomet turėjot -2 ir aišku dar atrodė, jog tas šansas paskutinis priklausys jums išspręsti viską puolime bandyti, bet kamuolys neatsikovotas 2-3 kartus, nekokie sprendimai. Dažniausiai yra, kažkas yra paskaičiavęs, rungtynės yra pralaimimas 4-6 taškų skirtumų. Kas yra 4-6 taškai? Tai yra 2-3 pozicijos. Tai reiškia apie porą ar keli neatsikovoti kamuoliai, o klaida, pramestos baudos kelios arba viena mažiau klaidų. Tai apmaudu labai, aš manau, kad sureagavom šiaip neblogai vyrai komandą po to skaudaus pralaimėjimo bedvasių rungtynių prieš Kėdainius, kur nulūžom. Bet, sakysim, turėjom tą skirtumą trapę, bet taip kaip žaidžia Vilkai, jie tave baudžia. Mes ten klaidų padarėm, iš klaidų jie gyveno, greitam puolime nubėgo, 2-3 taškus įmetė dar ten ir viskas. Ir tos persvaros nebeliko ir jie paėjo į priekį. Buvo dar vienas momentas, dar ten tvarkėmės su tais trumpais nusileidimais, tais vadinamais, ir viens prieš vieną buvo mums sunku apsiginti nuo kovo, ir ardė mūsų tą gynybą. Kažkiek pasikoregavom, nors jie vėl pabėgo 10 taškų, bet sugrįžom. Ir kaip sakėt, lemiamom atakom reikia, asistentai berot paskaičiavo, kad nenusėmėm 3 kamuolių, man atrodo. Dar ten ta puolime bauda, sakysim. Tokia, tos smulkios detalės taip susideda, o tie sprendimai, sakysim, varžovų irgi išleido tos patyrusius gynėjus, turbūt neleido taip labai gerai išspręsti tų, kaip ir norėjosi. Galų gale esame tokie, kokie esame, sakysim, ir darome dažniausiai tai, kas yra mums parankiausia ir kur mes geresni esame. Tai apmaudu, esame blogoj situacijoje tai, kad mes nelaimėjom rungtynių šį mėnesį ir turėjom tikrai gerų rungtynių, kur buvom arti. Bet negalim pasiduoti tam pesimizmui, nes mes matom, kad tiesiog mums reikia atlikti ir dar geriau atlikti, negu kad atliekame, daugiau energijos, daugiau susikaupimo ir tos ištaisytos kai kurias tos detalės, tos momentus. Tai taip yra apmaudu, bet kito kelio nėra, nuo tilto nešoksime. Kaip tik ir norėjau klausti apie tą sunkesnį laikotarpį. Kelios rungtynės geresnės, bet nelaimėtos, bet labai senai pergalė jau LKL pirmenybėse pasiekta. Kiek jums, ne tai, kad sunku kaip treneriui, bet kiek matot ant komandos, kad tai veikia, kad tu treniruojasi, žaidi kaip ir gerai, bet nelaimi tų rungtynių, ateini kitą savaitę, vėl treniruojasi visą savaitę, vėl žaidi, pralaimi. Ar tai matosi iš jūsų akimis labai ant komandų žaidėjų ir kaip galbūt jūs bandot su to tvarkytis? Matyt nelengva, tai nepriduoda kažkokio tai to gerų emocijų, ko mums visiems reikia. Bet kažkaip bandom susikaupti ir tas, sakau, po Kėdainių rungtynių buvo toks sukrėtimas ir nesupratau, kodėl taip atsitiko. Vėlgi nereikia suprasti, Kėdainiai yra labai pavojinga komanda ir tu gali pralaimėti, bet buvo
sakysim, nepasitenkinimas ir tai, kaip mes atrodėme, ta energija. Tai bandėm šitą taisyti, manau, kad kažkiek tai pavyko, bet čia taip ir yra. Čia kiekvienas rungtynės turi savo naują gyvenimą. Ir dabar kaip ir skaudu, ir mes analizuosim, ir rodysim, ir sakysim, kur, kaip, kas, patys bandysim suprast. Kažkur turbūt ir mano sprendimai gal ten ne visur ta rizika pasiteisino, kur ten kas buvo, bet sakysim bandyti, reikės surasti būdų, žodžių ir kad mes suvoktume, nes, ką žinau, nėra nieko, sportas toks dalykas, ypač krepšinis. Futbole tai 0-0 ir gali būti labai laimingas, nes sužaidi lygiosim. Krepšinė arba tau nukerta galvą, arba tu nukerti galvą. Ne taip žiauriai, ačiū Dievui, mes gal su galvom likom, bet ta prasme džiaugtis nėra ko, pesimizmą labai pulti irgi nėra. Iš esmės mes pralošėm tokiom gana pajėgiom komandom, su kuriom mes žaidėm išskyrus turbūt Kėdainiai, kur mes neparodėm to, ko mes norėjom, bet čia ir yra. Tada mes turim susitelkti į save, į savo energiją, į savo intensyvumą, į savo atlikimus. Vienintelis kelias - tapti geresniais per tą savaitę, kurią mes turėsime. Jeigu mes, tai tada, ką žinau, jeigu mes šito nenorim daryti, tada yra, kaip sakant, yra tas brutalus kelias, kaip sakant, tada sakai ačiū ir aš nenoriu, aš einu kažką tai kitą, bet aš manau, kad dėja toks yra tų sportininkų profesionalių tas gyvenimas. Mes ne pirmi ir ne paskutiniai, yra Eurolygoje komandų, kurios galbūt dar ilgiau neturi to laimėjimo. Ko gero ir Žalgiris turėjo irgi, sakysim, Eurolygoje tų blogų momentų. Tai ką, kaip sakant, kitą dieną vėl žiūri, ką gali padaryti geriau ir kitaip, kur patobulėti. Iškritus LJ Torpui buvo akivaizdu, bent jau taip iš šono žiūrint, kad aišku ant Tuki Brauno pečių dar daugiau atsakomybės bus ir geras ketvirtas kėlinys, bent jau kalbant apie puolimą, bet irgi buvo akivaizdu, kad varžovai provokuoja mesti Tuki Brauną iš toliau, ar tai iš tritaškio, ar iš vidutinio nuotolio. Berods žiūrėjau prieš šias rungtynes, tik 6 metimus iš baudos aikštelės ribų buvo išsimetęs, vieną pataikęs per pastarąsias 5 rungtynes. Ir šiandien, per pirmus 3 kėlinius atrodė, kad kažkiek gal ir pasitikėjimo, nežinau, trūksta, tiesiog neatakavo. Ar yra ir kažkokie gal, nežinau, ir jūs bandot? Ne, nėra kažkokio draudimo, nesakau, kad tu ten nemesk ar dar kažkas. Tai jeigu tu laisvas, tiesiog turi pasirinkti metimą tada, kada tu manai, kad tai yra geras metimas, o ne kada tavo varžovai. Tai aš jam sakiau, kad tu turi būti agresyvesnis. Jisai turi truputį išėjęs iš to ritmo, taip sudarė, bet šiandien jau kažkokia tai gyvybė buvo. Ir manau, kad norėsim ir norime daugiau ir jisai gali tikrai daugiau duoti. Reikia įsivažiuoti, nėra jos, reikia pripažintas, tritaškai nėra stipriausia turbūt jo žaidimo dalis. Ir jis gal taip nesijaučia labai užtikrintai, todėl šiek tiek dvėjoja, o kai dvėjoji, tai tada gal geriau ir net nemesti, jeigu tu dvėjoji, bet nepalengvina, kaip sakant, matėt irgi, kaip Kovanas, sakysim, su šaudymomis, su tais tritaškiais turi kažkur tai rinktis, kaip ką. Ir tas palengvina žaidimą, kada tau atėjo žaidėjas ir įmetė į veidą ir taip toliau. Ir jokio derinio, galima sakyti, nereikia. Tai atsiriša kažkaip tai tos rankos ir tau ir gyvenimas kvėpuoti tampa lengviau.